Sveiki, taigi šiuo metu mes esame oficialiame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos saite ir štai čia mes matome krašto apsaugos ministerijos biudžetą nuo 2014 metų iki 2023 metų. Taigi suma skalavosi nuo 320 milijonų iki 1,9 milijardo. Ir čia yra paskutinių 9 metų duomenys, per kuriuos, sakykime, bendrai mes surinkame 10 milijardų, tai 10 tūkstančių milijonų. Ir čia eina kalba, kiek mes, pavyzdžiui, turime tankų. Taigi čia yra top 10 tankų listas ir, sakykime, optimalus tankas kainuoja apie 5 milijonus. Brangiausias tankas 9,3. Tada mes keliaujame prie reaktyvinių naikintuvų ir štai čia mes turime, daleiskime, Raptorį, kuris čia yra brangiausias naikintuvas, sakykime, jis kainuoja 143 milijonus. Optimaliausias sprendimas yra, sakykime, F16, jis kainuoja 103 milijonus. Tai turint omeny, kad čia 2023 listas, tai kokių 2020 metų jis ten turėjo kainuoti iki 50 milijonų. Tada mes keliaujame į mūsų vėlgi saitą ir žiūrime, ką mes turime, ta prasme apskritai, kokią mes čia ginkluotę turime. Tai mes, jeigu nueiname į orlaivius, daleisime, mes ten turime du, sakykime, transportinius sraigtasparnius kažkokius. Tada mes turime du transportinius lėktuvus. Tada mes iš kovos mašinolė turime pėstininkų kovos mašiną Vilkas, kažkokį šarvuoti transporterį, ta prasme, mes nieko realiai neturime. Aišku, čia kažkas galėtų mane pataisyti, ta prasme, kiek ir ko mes ten turime, bet eina kalba apie tai, kad mes nieko, ta prasme, bendros su 10 milijardų išleistų tikrai neturime. Ir tada eina kalba, o tai kur tie milijardai apskritai nuėjo, nes palei visą logiką, tai gerai, mes esame vis tiek kariniam alianse, mes jiems turim kažkokią atkatą duoti. Ta prasme, tai nebus oficialų, panašiai, tai bus labiau korumpuota formulė, bet, sakykime, per visus, ta prasme, žmonijos egzistencijos, sakykime, laikotarpius, istoriją ir panašiai, visada valstybės tokios kaip Lietuva duodavo kažkokią atkatą, sakykime, didesnėm valstybėm, tai bus nuslėpta ir panašiai. Tai gerai, tai galime tada primesti, tai kur mūsų babkas nueina. Tai, sakykime, nueina į kažkokį Taivaną, ta prasme, taip suprast, ta prasme, jose įsiunčia naikintuvus už mūsų pinigus į kokį nors Taivaną. Tada Taivanas pradeda konfliktą, sakykime, su Kinija, ko pasakoje prisideda ir koks Landsbergis ir mes dar patiriame logistinių 1,5 milijardo nuostolių į metus dėl konflikto ties geležinkeliais su Kinija. Arba kita, aišku, variacija, ta prasme, mes tiesiog paimame ir prisiperkame visokių auksinių šaukštų. Tai kalba eina apie tai, ta prasme, kad, patys spręskit, kur tos babkės nueina, bet čia kaip ir elementaru, kad jos tiesiog iš esmės yra kažkuria, ar viena ar kita prasme yra vagiamas ir tiek.